Tai visi tie, kas galvojat, kad iš antros pakopos leis pasimti visus jūsų matomus bendrovėje sukauptus pinigus, tai dėje ne visus. Kiek leis pasimti, ką daryti, kaip geriau pasielgti, su kiekvienu individualiai atveju kalbame susitikimo metu, konsultacijų metu. Tačiau jeigu jūs galvojate, kad tuos pinigus pasiėmus išleisti kažkokiam daiktui, pirkiniui, ar atostogom, ar dar kažkam, ką sugalvojate, žinoma, tai yra jūsų sprendimas. Tačiau mano rekomendacija būtų to nedaryti. Nes juk tai yra jūsų ateities pinigai. Ir jeigu jūs dabar juos išleisite, tai tikėtina, kad ateityje bus dar sudėtingiau, kai ateis tas pensinis amžius. Kokia mano būtų rekomendacija? Įdarbinti tuos pinigus, ar tai būtų nekilnojamas turtas, ar tai būtų investicinis draudimas, ar tai būtų trečia pakopa, ar dar kažkoks tai savarankiško investavimo būdas. Tai faktas, kad tas kapitalas jūsų toliau galėtų dirbti ir jūs neišleistumėt ateities pinigų. Nes tai yra ateities pinigai ir jie iš principo ne tam skirti, kad jūs dabar juos išleistumėt ar ištaškytumėt. Tai linkiu labai gerų visiems pagalvoti sprendimų ir pamastyti, ką daryti, kaip įdarbinti. O jeigu neturite variantų arba net negalvojate apie tokius variantus, tai gal ir verta būtų likti toje antroje pakopoje ir tęsti tą kaupimą, kad papildomai prie pensijos būtų iš ko prisidėti. O jeigu nežinai, kaip elgtis su savo antra pakopa, ką daryti, Liepos 21 dieną organizuojam nemokamą seminarą būtent šitą temą. Savo bio palieku nuorodą, kur gali užsiregistruoti ir sudalyvauti. Pasidomėk, galbūt visų video, kuriuos žiūrėjai, nėra viskas aišku ir turi nemažai klausimų. Tai tą atsakysim Liepos 21 dieną.